Žinai, kada su tavim susipažinau netiesiogiai, prieš daugiau nei 10 metį buvo ir mano žmona gavo rekomendaciją pas tave ateiti. Taip. Aš neprašysiu, klausimas yra, ar galima paleisti neištikimybę, kad mane išdavė. Aišku, galima. Kažkas jaučiasi blogai santykiuose, ieško išorinės validacijos, galų gale susižavi kažkuo, įsimylė, žinai. Ar aš galėčiau paleisti tą susižavėjimą kažkuo, kitu asmeniu? Ar... Atsakymas ir paprastas, ir nepaprastas. Ar gali? Taip. Ar nori? Tai ką man tada santykiai, žinai? Maždaug mangi nebeskauda. Sakau, va, ir dabar tu gali suvokti, kad visą gyvenimą santykių ieškoji iš skausmo. Ne todėl, kad norėjai kurti kažką, dalintis, o tiesiog galvoji, žinai, duos man kažką tokio. Tai įsivaizduoju, kaip girdėti, žinai, dabar aš jau su tavim kursiu Vytautai santykiai, nes man nebetrūksta tavęs, man dabar tavęs nebereikia. Dabar aš galiu tave mylėti, supranti? Bet man čia keista, aš nežinau. Labas visiems. Sveiki, sveiki. Skiriamės juokauju su jumis vėl vasariškai. Aš bandžiau kultūringas būti. Aš tai nekultūringas. Nes aš iš šono net pasadinau, kad šortai nesimatyt. Bet šilta vasara ir šiandien turėjom tokį šiltą pokalbį, labai sakyčiau, su Ryčiu Lukoševičium. Mes dažnai viską analizuojam logiškai ir būna smalsu pasižiūrėti tokio kiti kampai ir rakursai yra į situacijas, į sprendimus. Ir Rytis yra tas, sakyčiau, priešingos barikadų pusės atstovas. Ne visai priešingų, bet Rytis yra tikrai garsus Lietuvoje kaip emocijų paleidimų mokytojas. Ir jeigu apie emocijų paleidimą kalbi, tam tikram žmonių rate, tai visi žino Rytį iš karto. Čia kaip, žinai. Jis jau kiek ten 13-14 metų to užsiima, tai tikrai turi patirties. Tai buvo labai įdomu pakalbėti, mes ne tik tai, taip kaip čia švelniai pakalbėjom, pabandėm ir paprovokuoti, pažiūrėti, kaip į įvairius asmeninius iššūkius reikia reaguoti per tą techniką. Man tai patinka, kad daug aš turiu pažįstamų, kurie lankėsi pas jį ir aš tik gerus atsiliepimus esu apie jį girdėjęs, nesu girdėjęs tokių, kad gal nepadėjo, ar ten lieva ir taip toliau. Aš pats esu ir knygą skaitęs ir praktikavęs, tai visą laiką man padėjo ir nėra taip, kad čia, žinai, vaistas nuo visų ligų mano atveju, bet jisai tikrai kaip ir priėjom prie tos išvados, tai yra super metodas išeiti iš instinktų ir geriau pasijausti ir priimti kokybiškus sprendimus. Tai... Apskritai, kas nesat girdėję, tai man netgi pačiam susidėliojo į lentynėlės tam tikri dalykai, kaip tas paleidimo metodas veikia, kai gale sudėjau taškus ant jį. Tai gal leidžiamės į epizodą. Dalis jo bus viešai prieinama, didžioji dalis, kur jau pakankamai intymiai kalbėjom ir apie paties Ryčio išgyvenimus ir santykius ir mūsų keliaus į Contribui, darbdaviams. Turbūt žinot, kad dėka jūsų darbdaviai mes galim šitą podcastą filmuoti jau 3 metus, eisim to į 4 metus. Ir daugiau nei 100 epizodų jau yra nufilmuota tik tai dėka to, kad jūs esate atsiradę ir padedat mums, tai dėl to mes vis laiką daugiau turinio sukuriam darbdaviams. Taip. Spauskit žemiau, paremkit. Jo, tai ačiū Jums, kad esat ir gero žiūrėjimo. Labas. Labas, Ryti. Klausyk, pradėkim nuo tokio labai provokuojančio klausimo. Davai. Tu mokai, kad ramybė ateina, kai supranti, kad man nereikia antros pusės. Kad man nereikia kito žmogaus. Netrūksta. Kad netrūksta. Jo. Kai, žinai, jau 100 kartų stebėjau tą momentą, kai žmogus visą gyvenimą ieškojo santykių dėl to, kad viduje skauda, kažkokia yra skylėtas trūkumas, kur tikiuosi, kad tas antras jį kažkaip užkiš. Ir tada, kai mes nainam kažką ten atsiverdami, paleisdami, žinai, priimdami kažkokį skausmą, vienišumą, ten baimę, dar kažką, į tokį pilnumą vidui, tai
būna tada protui toks klausimas, vat, žinai, iš esmės beveik tai, ką tu čia taip tarsi provokuojančiai klausi, sako, o tai ką man tada santykiai, žinai, maždaug mangi nebeskauda. Sakau, va, ir dabar tu gali suvokti, kad visą gyvenimą santykių ieškoji iš skausmo. Ne todėl, kad, norėjai kurti kažką, dalintis, o tiesiog galvoji, žinai, vat, duos man kažką tokio, žinai, paimsiu. Ir sakau, tai va dabar klausimas, žinai, tai kam tau santykiai? Iš tikrųjų, dabar ir pasižiūrim, žinai, jeigu to skausmo nebėra, tai ar tu renkiesi juose būti, ar tai yra tavo, toks, kaip žinai, laisvė, kūryba, išraiška gyvenimo, kad taip, aš renkuosi turėti, kurti, rūpintis tais santykiais, nes taigi nėra vien kažkoks malonumas, ar ne, ten krūva darbo, reikalų ir energijos reikia, žinai, ir aš tada jau galiu blaiviai, sąmoningai atsakyti savo, kad taip, aš noriu santykių, man įdomu, žinai, ir aš esu pasiruošęs va, dabar ateiti jau ne todėl, kad gal mažiau skaudės, o todėl, kad, kažką duosiu, kažką gausiu, kažką kursim, žinai, reikės spręsti situacijas ir panašiai. Tai va, iš tos vietos pasikeičia tada priežastis tiesiog, santykio. Bet tas mišimo momentas, tai, toks iš šono žiūrint, tai jis labai gražus, žinai, yra. Tai įsivaizduok, kaip girdėti, žinai, va, dabar aš jau su tavim kursiu, Vytautai, santykiai, nes man nebetrūksta tavęs, jau dabar tavęs nebereikia. Dabar aš galiu tave mylėti, supranti, o ne maldauti, kad tu mane mylėtum ir padarytum laimingu, ten dar kažkokiu saugiu, žinai, kas kokį poreikį bando užgesinti su santykiais, dažniausiai ne vieną. Tiesiog, kad visai kita priežastis. Ir tada, kaip pasakyti, vat, ir esu ne todėl, kad, žinai, būk mano pleistru, kad man nekraujuotų žaizda. Bet man čia keista, aš nežinau, aš daug kartų esu galvojęs, žinai, apie tai, kad faina, žinai, ta metafora, kad dviese jūs eina, tai turit, žinai, remtis ant abiejų kojų, ne vienas kito ramščio būti, nes tada pastraukė, tipo, krentat ir taip toliau. Ir aš esu, kiek, žinai, mokęsis apie poreikius, apie jų patenkinimą, atsakomybės prisiėmimą. Ir aš iš tikrųjų galvoju, ar tikrai aš galiu patenkinti visus poreikius savo? Žinai, intimumas, seksas, dėmesys, laisvalaikis. Vat nežinau. Žinai, man norisi intimumo. Taip. Man tai tas nebereikia. Tai aš tada einu pasitenkinsiu pats savo poreikį. Jo, aš visiškai, suprantu šitą kampą požiūrį, nes, žinai, aš jį girdžiu nuolat, kai mes į tai einam ir vat būtent, kad tai nėra apie tas nereikia, tai nereiškia, kad aš neturėsiu santykių. Tai vat būtent yra apie tą, gerai, dabar yra poreikis, ar ne, tarkim, paimkim dėmesio poreikį, vat kažkokį, ar ne, pripažinimo, palaikymo poreikį. Ir kai kalba eina apie tokią 100% atsakomybę už savo savijautą, mintis, jausmus, pasirinkimus, tai tada aš visą laiką žmonių klausiu tokį, žinai, dviejų dalių klausimas. Tai gerai, tarkim, tu nori, gerai, artumo, ne, intimumo ir artumo. Gerai, kai tu gausi artumą ir intimumą, kaip tu tada galėsi jaustis, arba ką tu galėsi patirti, vat ką tu gausi už to iš tikrųjų, žinai, kas viduje nutiks. Gal tu žymit galėsi. Tai, nežinau. Aš vakar mes turėjom su žmona pokalbį po kelionės, pavargę, bet ir buvo pasirinkimas arba eit pasilsėt, žinai, tipo, nulūžt miegot, ar pasišnekėti apie tai, kaip jaučiamės, kaip diena, kaip vertinam ir taip toliau. Ir tiesiog elementariai pasišnekėjom nuoširdžiai ir tu toks, žinai, kaip ir užsidarė diena ir tada gali... Kažkas užsipildė taip. Viduj. Tai va, žiūrėk, tai dabar, kai aš žaidžiu šitą žaidimą jausmų platmėje, aš tada žiūriu, žiūrėk, tai tu iš tikrųjų nori to pilnumo. Ir vienas iš kelių, kurį tu pažįsti, žinai, per patirtį, kurią tu turi, yra, per pokalbį, per artumą, per intimumą, žinai, aš pakliūnu į pilnatvę ir toj pilnatvėje man tiesiog gera. Na? Ir kai dirbam su jausmais, tada, žinai, jeigu mes nueinam tiesiai dabar į tą pilnatvę, tai tada yra ne dėl to, kad tu nebesišnekėsi su žmona, supranti, bet dėl to, kad jeigu nepasišnekėsi, tavyje nebus mažiau.
Supranti, nes tu jau būsi pilnas viduje, ne? Ir tu gali pasišnekėti su žmona lygiai taip pat ir bus gal netgi dar fainiau tam tikrą prasme, nes nereikia teisingo rezultato jokio pasiekti, žinai. O iš kitos pusės tas pokalbis įvyks ar nevyks, tu esi laisvas, nes tu jau pilnas, tu jau patiri tą pilnumą, kurio tu iš tikrųjų viduje ten giliau ir nori, žinai, kuris ir duoda tokį, žinai, dabar complete. Žinai, aš ką girdžiu, tai yra ir turbūt net ir pritariu tai daliai, kad čia eina kalba apie laisvę, nes kol mes esam įkalinti tuose savo poreikiuose nepatenkintuose, mes pradedam pataikauti santykiuose, nebrėžti ribų ir iš kitos šiek tiek perspektyvos žiūri iš tų tiesiog santykių kasdienių veiksmų, kuriuos mes darom ir ten atsiranda bėdos. Pradeda griūti pats santykis, žinai. Bet, tai pakalbėkime apie realybę. Realiai ir tu santykius pradėjai kurti greičiausiai iš trūkumo. Absoliučiai. Dar tam Absoliučiai ir visiškai. Prisisrėbiau skausmo sočiai ir tada, žinai, ir santykiai buvo dalis tos priežasties, kodėl aš šis gyvenime pradėjau ieškoti kažkokių atsakymų, ką daryti su savim, ką daryti su jausmais, žinai, nes mačiau, kad skauda, kad kartojasi. Ir žmonės tai pradeda, ir aš tai pradėjau. Būtent. Ir Vytautas. Nežinau. Ne, aš tai. Dėl to, kad viskas buvo gerai. Nušvytęs. Ką čia nušviesti irgi, žinai. Taip, žinau. Bet žinai, ir gaunasi tada tas darbas su savim. Ar jis vyksta nuolatos, ar mes kai jau padarom, tai pirmadienio vakarai visada būna tokie, žinai. Mano, žinai, kaip čia tau pasakęs, kai pradedi sportuot, ne, ir tu jeigu niekad nesportavai, tai tu negali nustot po 2 savaičių ir tikėtis, kad viskas bus, žinai. Bet jeigu tu sportavai 5 metus ir 2 savaitės nesportuoji, tai tavo kūnas nieko nepamiršo, jis nieko nenustojo mokėti ir galėti. Ir ten truputį, gal žinai, keliais procentais mažiau kažką gali padaryti, ar lankstumo, ar jėgos prasme. Tai ir čia panašiai. Kai tik tais pradedi, tai atrodo, kad tai yra toks, dar plius protas ateina vis tiek iš to tokio, žinai, tas vidinis noras, tipo, kad dabar yra blogai, pataisysim į gerai, o jau kai bus gerai, tada bus gerai visada, žinai. Ir ta iliuzija tokia, ir tas lūkestis visose gyvenimo srityse, mes jį turim, mes norim tokio finišo kažkokio, tai kad jau viskas, duokit man štampą, kad aš susitvarkiau, žinai, ir man nebereiks to daryti. Bet realiai tai yra procesas visą laiką ir tu tiesiog susiduri su kitokiais iššūkiais. Ir jeigu pradžioje tas darbas su savimi ir žiūrėjimas, jis irgi yra labiau iš to tokio pleistro ieškojimo, žinai, kas man kuo greičiau sumažins skausmą, tai kuo to skausmo viduje mažiau lieka ir kažkaip išmoksti su juo susidraugauti, susijungti, paleisti, atsipalaiduoti, ar ne, tai tada paskui jau vėl persiverčia kaip ir tame, kad tu jau žiūri į tą darbą kaip į tokį, dalį savo gyvenimo neatsiejama, nes jausmai nesibaigia, jie tiesiog yra. Dabar tik tai klausimas, kaip aš į tai ateinu ir ką aš su tuo darau. Ir aišku, kiek man reikia laiko, jeigu kažkas išmušė iš pusiausvyros, žinai, sugrįžti tą pusiausvyrą ir atsipeikėti ir pamatyti, kad oi, darau nesąmonę, arba kažkaip lievai jaučiuosi, žinai, tai jau nebe po 3 dienų atsipeikė, o 30 sekundžių tai jau matai, pala, kas darosi ir pradeda viskas balansuotis. Tai iš tos pusės, iš vienos pusės taip tai tęsiasi, bet tai labai keičiasi savo kokybę. Ir, tu irgi, žinai, pradėjai kažkada visus tuos darbus su savim dėl to, kad gyvenimas prispaudė. Ir turbūt dabar reikia mažiau valandų praleisti tiesiog sėdint ir ten, nežinau, rašant ir bandant suprast, kas mano galvoje darosi, žinai, arba dar kažką. Bet tai tave šiuo metu, nes tu jau daug metų masterini šitą, žinai, aš nežinau, tarp kitko. Aš tave, kiek žinau, ir iš klientų, ir iš draugų, ir visų kitų, kurie, žinai, pas tave buvę, man tu kažkas su emocijų paleidimu, žinai. Taip, čia pagrindinis. Jo, ar yra kažkoks kitas spektras? Pagrindinė etiketė, taip. Bet tu gali papasakoti žiūrovams, nes aš žinau, bet aš nenorėčiau savo žodžiais perpasakoti. Tai gerai. Emocijų paleidimas, žinai, tai vėl, kaip
kažkada žmonės man vis laiks nuo laiko sako, žinai, tipo, o gal reiktų kitaip kažkaip pavadinti, žinai, nu ten vieni ir iš mano mokinių ten kažkas, žinai, šneka ir prisistatė ten koks nors integravimas, priėmimas, žinai, dar kažkas. Sakau, žiūrėk, nesvarbu, kaip mes pavadinsim, vis tiek žmogus nesupras. Nu, tų žodžių jie jam nieko nereiškia, kol jisai nepatiria, nu, kažkiek tais ir tik tada jam tai turi kažkokią prasme. Bet ką mes mokom iš esmės emocijų paleidime, tai pirmiausiai, tai pirmas žingsnis yra išmokti jaust, išmokti kitaip. Todėl, kad dabartinė schema, kaip mes žiūrim į savo jausmus daugelio žmonių atveju, yra per bandymą atsikratyti, susitvarkyti ir kažkaip tais, nu, vat, žiūri juos kaip į problemą, iš esmės, žinai, ir kaip dabar man tą problemą pašalinti. O mokomės pirmiausiai tai tokio švelnaus, draugiško santykio su savo jausmais ir su savo įvairiom dalim viduje, kad atsirastų švelnumas ir minkštumas. Ir tada jau pradėdami nuo ko? Grįždami į kūno pojūčius, nes visi jausmai, kai žmogus sako, aš pykstu, aš sakau, kaip tai jaučiasi. Nu ką, žinau, nu kažkaip, nu tai sakau, palauk, tada žinai, kūną turiu, žinai, ką jauti kūne. Ir nežinau, nu gerai, tada reiškia, leidžiamės į žemesnį lygį, žinai, sėdžiu, užpakaliu jauti, kad sėdi, jaučiu, gerai, dabar grįžtam nuo užpakalio, žinai, ką jauti. Nu, toksai, tai vat, grįžimas yra visą laiką kaip pamatas viso to vat, darbo su emocijom ir nuo ko prasideda, tai yra grįžti į kūno pojūčius, nes mes viską, ką jaučiam, mes kažkaip patiriam kūną. Ar spaudžia, ar plečiasi, ar šyla, ar šala, žinai, kažkaip tai patiriam, o tada turim krūvą etikečių, vat, visokių baimė, džiaugsmas, laimė, pyktis, skausmas, kas tik nori, bet pats patyrimas yra kūne. Tai mes mokom žmogų visą laiką grįžti prie tų pojūčių, o tada žiūrim santykį su jausmais, tai yra, kad jisai tiesiog vat, būtų švelnus, kad su meile, su tokiu, žinai, kad maždaug čia dar viena mano dalis, o ne, kaip šito atsikratyti. Mhm. Tai va šitas santykio pokytis, jeigu taip, žinai, yra, nu, gerai, paskui suvesiu, ir yra tos paleidimo technikos įvairios, tai, nu, gali būti konkrečiam ten, žinai, baimės paleidimo algoritmas, nu, tiesiog klausimų rinkinys, tam tikra va, teorija, kaip į tai žiūrėti kitaip negu įprasta, į tą patį pyktį, skausmą, liūdesį, ten netekti, praradimą irgi, pasižiūrėjus tam tikrų kampų plus, nu, pritaikius žingsnius praktinius, nu, tiesiog lengviau viskas atsipalaiduoja, pereina žmogus tą paprašiau ir jame nutinka taika, ramybė ir panašiai, žinai. Tai yra įrankiai, yra santykis ir yra kūno pojūčiai, nu, tokie kaip pagrindiniai komponentai viso to. Ir vat per tai tada atsiveria žmogui meilė ten, kur buvo skausmas, žinai, taika, ramybė ir panašiai. Ir vat kai tas prisipildo tada iš vidaus, tai visai kitas santykis su aplinka ir su visko. Tai per tai vat, išmokstam paleisti jausmus. Pakeliui kas nutinka, aišku. Išlenda praeities patirtis, prisiminimai, įsitikinimai. Krūva viską. Nu, tai va, ir tada per tas visas dalykus vėl grįžtam į kūną, pradirbam, kad ten atsipalaiduotų, žinai, vėl žiūrim, vėl kažkas išeina, o tada su ta energija kurti. Eiti, ką tu nori dabar daryti. Nu, atsirado daugiau energijos. Gera nuotaika, žinai. Nu, gerai, o ką dabar kursi? Kur dabar eisi su visu tuo, žinai? Nes yra toks įdomus dalykas, kad dažnai, jeigu žmogus neturi tokio, nu, kaip kūrybinio, nu, tikslo, žinai, polėkio, kažką daryti su to savo gyvenimu, tai kai atsilaisvina dalis energijos, ten, kur seniau buvo suspausta, jis buvo įsitempęs, jis dabar atsipalaidavo, dabar turi daug energijos. Bet jeigu nežinau, ką su ją veikti, tai protas ką darys? Tiesiog pradės naują ratą dar geriau drožti save ir surast maždaug, kas dar su manim negerai, žinai, ir taip toliau, nes turiu dabar jėgų, dabar einu, karočią, dar su ją geriau padrošiu ir būsiu dar geresnis, nu, toksai, žinai. Aš esu girdėjęs net ir iš terapeutų tą patį pasakymą, kad su ypač intelektų pasižyminčiais pacientais, klientais būna labai didelių bėdų, kad jie... Ja. Kai tik tai randi kažkokią spragą, tai kitą kartą jis grįžta į sesiją jau užtaisęs tą spragą naujų formatų, žinai. Kuo racionalesnis, logiškai mąstantis žmogus, pas jį labai daug yra būtent racionalizavimo vienas iš tokių psichologinių gynybinių mechanizmų, kur viską savo paaiškinau, tipo viskas gerai. Nu, nes aš viską suprantu. Sakau, o kaip kūnas jaučiasi, žinai?
Įtampa krūtiniai. Tai sakau, mesk dabar visą tą savo, viskas gerai, nes nesvarbu, ką tu čia paaiškinai, einam žiūrėti kūną ir tada žiūrėk ir ašaros ir dar kažkas nutinka ir visokie dalykai. Aš žinai, kada su tavim susipažinau netiesiogiai. Kada, čia prieš daugiau nei 10 metų buvo, kada aš išdaviau savo žmoną ir mano žmona gavo rekomendaciją pas tave ateiti. Taip. Aš neprašysiu papasakoti, kas Dovilė kalbėjo, bet klausimas yra, ar galima paleisti neištikimybę, kad mane išdavė ten. Aišku, galima. Tai aš atsimenu, kad jinai pas mane buvo, ką mes kalbėjom, aš neatsimenu, jo, bet atsimenu, kad buvo ir kad mes, žinai, kažką išsprendėm, jie jautėsi kitaip, žinai, ir kas ten paskui vyko, tai, įvyko, žinai. Tai skirtumas yra tame, kad realiai nėra skausmo, kurio žmogus negalėtų paleisti. Nesvarbu, kaip fizinis skausmas. Taip, ta prasme, jeigu tau perpjeva ranką, tai tau kūnas siunčia signalą, kad ta girdi pas tai skylė rankoje, biški pasirūpink, žinai. Bet visas tas... Vienuoliai net tą paleidžia, ten sako. Tai irgi yra labai toksai... Tai susijęs su mūsų požiūriu, gebėjimu su savimi sudirbti ir panašiai tikrai, nes ten įvairių skausmų yra tekę padėti žmonėm paleisti. Lūžusi ranka, gipsas ant rankos, mergaitė, koks 13 metų. Sakau, žinai, kas nori? Ir jis sako, aš. Galvoju, gerai, ko tu nori? Tai man rankas skauda, maždaug padėk, galvoju, labą dieną, žinai. Ir, gerai, žinai. Tie patys klausimai, tos pačios schemos, viskas, tiesiog pasikeitė santykis su tuo jausmu ir paaiškėjo, kad didžioji dalis skausmo yra ne dėl pačio įvykio, bet dėl to, ar to paties lūžio šiuo atveju, žinai, bet dėl mūsų, dėl ko aš šnekėjau apie požiūrį ir santykį su jausmais, dėl mūsų vidinės kovos. Mes labai norim atsikratyti, išmesti ir išstumti. Ir kai tu dalį savęs nori išmest, tai skauda. Čia maždaug šitas pirštas blogas, tai jį reikia nupjauti. O Jėzus, kodėl man skauda? Nes tu pirštą nusipjovai. Žinai, tai galima tokiu būdu pasižiūrėti ir visus jausmus. Tai dabar grįžtant prie tavo klausimą, žinai, apie tą neištikimybę ir bet kokią tokią trauminę patirtį iš esmės. Taip, mes kaip žmonės, mūsų sistema leidžia mums pereiti bet kokį skausmą. Ir toj vietoj, nes įvykis įvyko, koks jis bebuvo, ką mums be padarė, tas įvykis įvyko, taip. Bet koks mano santykis ir emocinis tas patyrimas to įvykio jau yra mano atsakomybė. Ir šitą aš galiu keisti. Požiūrį, išgyvenimą, pereiti tuos jausmus, išbūti ir panašiai. Ir gali toje vietoje būti taika ir ramybė. Ir tada aš vėlgi iš tos vietos tada galiu rinkti, žinai, santykio atveju, žinai, tai dabar ar aš tikiu, kad tas žmogus, nežinau, dabar jau tikrai yra pasiryžęs, pasikeitęs ir nori kitokio santykio, žinai, ir kad to nebebus. Ar jisai čia dabar tiesiog kaip dauguma reaguoja, o Dieve mano, žinai, ant mane supyko, aš įskaudinau, dabar reikia skubiai pasitaisyti ir įtikti ir pažadėsiu bet ką tik nori. Karočią, viskas bus kitaip ir kiek tai trunka? 2 savaitės. Paskui baigėsi ta valios jėga, žinai, ir vėl pradedi elgtis kaip seniau, iš pradžių po truputį, už poros mėnesių, žiūrėk, vėl tie patys įvykiai, galvoju, what the fuck, taigi kalbėjom. Žinai, kalbėjom, kodėl aš daviau ten pažadus ir visko prisiekiau, kad tą akimirką nebūtų skauda, kad jaust nereiktų. Tai kai kalba eina apie neištikimybę, praradimą, gedulą, ten įvairiausius dalykus, žinai, vaikystės, ten visokios traumos, dabar yra tekę pačių keiščiausių dalykų spręsti, žinai, ir kankinimų, ir ko tik nori, ir tie dalykai emociškai jie pasileidžia, tu savo viduje su jais gali jausti taiką ir ramybę ir tada spręst, ką aš dabar darysiu su tuo dabar. Nes mes dabar turim tą galią per pasirinkimą, žinai, per sprendimų priėmimą keisti. O klausyk, hipotetiškai, aš buvau ne hipotetiškai, aš tikrai buvau nebrandus jaunuolis tuo metu, su krūva emocinių žaizdų ir dėl ko, žinai, viskas vyko ir kuo nesididžiuoju. Bet hipotetiškai, jeigu aš būčiau atėjęs pas tave, ir yra vienas iš tokių
labiausiai fiziologinį pagrindą turinčių jausmų rinkinių, net nežinau, tai yra įsimylėjimas, kai susižavi kažkuo kitu. Ir santykiuose tai yra dažnas procesas, žinai, kad kažkas jaučiasi blogai santykiuose, ieško išorinės validacijos, galų gale susižavi kažkuo, įsimylė, žinai. Ar aš galėčiau paleisti tą susižavėjimą kažkuo, kitu asmeniu, ar gali žmogus paleisti iš kitos pusės, ne iš tos, kad mane išdavė? Atsakymas ir paprastas, ir nepaprastas. Ar gali? Taip. Ar nori? Ar žmogus, kuriam trūksta, kuris, žinai, turi tą kraujuojančią žaizdą ir ieško pleistro ir galvoja, kad rado naują pleistrą, sakys, gerai, aš jį atiduodu, žinai, dėl seno pleistro. Va čia yra ta vieta, kuris nebelimpa. Jo, būtent, žinai. Tai šitoj vietoj su pasiryžimu klausimas. Ar gali taip, jeigu nuspręs, jeigu rinksis, tai laisvai. Ir ne kartą yra buvę tokių irgi situacijų, kur kažkas vyksta santykiuose ir, žinai, atsiranda kažkokia simpatija, bet, klientai ateina, galbūt, žinai, mes jau ten dirbam ir iškyla tokia situacija. Ir tada žiūrim per tą pačią schemą, realiai, žinai, gerai, o kai gausi, žinai, o kas tada bus? Va šitaip, žinai. O tai kokių turi pretenzijų? Jau turi, žinai. Dar ne, jeigu dar nebuvai neištikimas, dar neturi, ne? Dar turi tik tais fantaziją. Tai fantazija, pripažinus, kad fantazija išsiardo nesunkiai, žinai, bet yra didžiulė inercija žmogaus to vidinio tokio prisirišimo, bet ašgi tikiu, žinai, ten tikrai bus geriau maždaug, nes, ta prasme, čia tiesiog modelis senas buvo, žinai, čia naujas modelis geresnis. Tai galima, bet klausimas, ar žmogus iš tikrųjų nori. Ir jeigu nori, tai tada ne problema. O žiūrėk, čia visai neseniai mes diskutavom apie stresą. Tai stresas yra, žinai, nuo ten paprasto, iki ten sudėtingo, ten perdegimai, visi kita. Ir čia mano sesijai buvo coachingo šita tema ir aš sakau, dabar, manęs klausia, kiek tu jauti stresą dabar nuo 1 iki 10, aš sakau, čiūju, kad visą laiką apskritai lėtinis kažkoks yra, bet dabar gal sakyčiau, buvo 8, ten 9 neseniai, dabar gal koks 4, 5. Norėčiau, kad gal būtų 3 ten, žinai, arba 2. Ir tada kažkada mes diskutuojam ir sako, bet čia perspektyva, kaip tu žiūri, kas tau sukelia, žinai, tą stresą, ar tu pasirinki, ar stresuoti, ar situaciją. Ir tada diskutavom apie grėsmę, jinai reali, nereali grėsmė. Ir tada aš sakau, tikriausiai žmonės, kurie nejaučia streso, tai yra numirę, o tie, kas gyvi, visą laiką kažkoks tai stresas yra ir sako, va čia tavo yra, žinai, istorija. Ir va aš dabar galvoju, žinai, tai tu, jeigu jau masterini šitą temą, tai tu be streso gyveni? Va, žiūrėk, čia šiaip, žinai, jau antras klausimas iš to pačio kampo, kad jeigu aš to mokau, žinai, tai aš turiu būti idealus. Ir čia daugelis klientų ateina su tokiu požiūriu, žinai, aplamai mes gyvenime taip linkę esame žiūrėti. Va, į mokytojus, kad jie visada turi būti idealus. Ir dėl to beveik visi anksčiau ir vėliau nusivilia savo mokytojais, nes pamato, kad jie irgi žmonės, žinai, vaikšto į tualetą, kvėpuoja orų, žinai, ir perka maistą Maksimą, žinai. Toksai, tai iš tos pusės, ar aš visada gyvenu be streso? Ne. Todėl, kad mano visas gyvenimas vaikystė ir panašiai buvo nuolatinis nerimas ir baimė. Žinai, aš tas visas, kaip sakyti, tokias ten nesaugumo traumas, aš jų tiek turėjau. Aš tiesiog praleidau labai daug metų žiūrėdamas į tai ir gydydamas tą savo dalį ir susidraugaudamas ir iš vis suvokdamas, kad, oh my god, žinai, aš pastoviai bijau. Žiūrim ko ir apie ką, žinai, ir kas ten viduje gyvena ir kokie yra įsivaizdavimai. Tai skirtumas yra tas, aš turiu tokią paskaitą apie baimės, tai kaip nebijot, ko visi tikisi, o kaip atsipeikėt. Ir va čia apie tą grėsmę ir saugumą, žinai, labai yra svarbu suvokti, kad mūsų sistema, toj vietoje, kai mes sakom stresas, ten iš tikrųjų yra baimė. Žinai, ir jeigu nuimam visus tos pavadinimus ir pripažįstam savo, kad baimė, daugelis žmonių labai ne visi, bet yra dalis žmonių, kurie žiauriai bijo pripažinti, kad, aš jaučiu baimę. Žinai, jie sakys, ne, ta prasme, aš ne tai, kad bijau, aš biškį nerimauju. Žinai, pergyvenu, bet aš jau tikrai nebijau. Tipo, jeigu tu pasakysi baimę, tai žaibas trenks, kas yra, žinai, bet yra vidinis toks, kažkoks tai, nežinau, palauk, aš turiu
tokį savo įsiaiškinimą, kad nerimas tai yra dalykų, kuriuo aš negaliu įvardinti, o baimė, pasak manęs, tai yra tas, kur aš galiu suprasti, įvardinti. Aš bijau. Aš noriu tau trenkti Taip, podelį. jo, ir aš jo bijau. O nerimauju, kažkas gali ateiti ir žinai. Va. Nerimauju, kad kamera išsijungs ir nenusifilmuos. Tai matai, iš tos pusės žiūrint, ar vėl protas nori gyventi idealiai ir jaustis visada gerai. Su garantija, kad tai tęsis. O čia būtų idealus jam variantas. Žinai, pasakykit man, kaip atsikratyti streso, neatstumti jausmus. Bet ar tikrai nori jaustis idealiai? Protas nori jaustis predictable, kaip čia, prognozuojamai. Jis netgi jeigu užaugo disfunkciniai kažkokia aplinkoje, jis ieško tos disfunkcijos aplinkos, nes žino, kaip joje operuoti. Jo, bet tuo pačiu jisai traktuoja tai kaip saugumą. Ir tada dirbant su žmonėm tenka transformuoti tą supratimą, kas yra saugumas. Kad nuolatinis ten koks nors šaukimas arba pinigų trūkumas arba dar kažkas, tai čia nėra saugumas, net jeigu tai įprasta. Žinai, atskirti tą įprastą nuo saugu. Taip. Tai saugu yra fiziškai, saugu yra dabar, mes čia sėdėm jau kažkiek tais laiko, ar nors akimirka buvo pavojus. Ne. Tai akivaizdu, kad mes visą laiką sėdėjom saugiai. Ar mūsų emocijos visą laiką buvo saugios, žinai, viduje, būsena, nebūtinai, ar ne? Ir mes kalbam, ir tada mes suplakam tą dažniausiai krūvą, žinai, kad jeigu aš bijau, tai turi būti ir pavojus. Ir tada kūnas, jis negali kitaip elgtis, tu jam sakai, kad yra pavojus, jis, žinai, toks tipo, kur? Ir šitas nuolatinis aš pasiruošęs ir yra tai, ką mes vadinam stresu. Bet reiškia, kūnas pastoviai gauna signalą ir kažkur iš pasąmonės ateina, kad esi nesaugus, yra pavojus, yra pavojus, yra pavojus. Ir vienas iš tų dalykų, kuriuos aš tiesiog mokau praktiškai, žinai, ir vėl ten žmogus padaro tai 2 kartus ir sako, gerai, aš suprantu, žinai, saugiai dabar sėdim, žinai, saugiai. Tai galim nesistengti išgyventi dabar. Realiai, viduj tas, kur, žinai, galvoja, ką čia daryti, gali jam pažiūrėti, žiūrėk, saugu, dabar ilsimės. Žinai, kūnas atsipalaiduoja, protas ištuštėja, tiesiog matai, žmogus kartais, jeigu jis tikrai tame sėdi, žinai, ir atsileido. Ir matai, akivaizdžiai, ką sakau, galvoji tuščiau, minčiau mažiau, žinai. Kūne, vietos kažkaip daugiau. Jaučiasi tas fiziškai, nes sistema staiga pripažįsta, kad yra saugu. Tai kalbam apie realų fizinį saugumą, o ko siekiam, žinai, tai kai sakom, kad norim, tai mes norim, kad mintyse būtų saugu, kad būtų predictable, vienas iš parametrų, kad būtų malonios mintis, malonus pojūčiai su garantija, kad tai tęsis. Čia idealus proto įsivaizdavimas, jisai sako, tada bus saugu, žinai. Tai dėl to, jeigu įsivaizduojam, kad niekada gyvenime nepatirsim streso ir taip turėtume kažkada tą dieną pasiekti, tai čia kaip sakyt, truputį nelogiška dėl paprastos priežasties, tu niekada nežinai, kada ir kas nutiks. Tu į gatvę tau plita nukris palei nosį, ar ne? Tai, tu sureaguosi ir tavo kūnas išgyvens visą tai. Bet dabar kiek laiko tu paskui pergyvensi, kad oh my god, galėjo mane užmušti. Dabar sekantį kris, žinai. Kiek laiko tu vaikščiosi taip po miestą paskui. Čia jau tavo sąmoningumo, darbas su savimi ir vidinio pasirinkimo ir visos tos struktūros, kuri per gyvenimą susidėliojo klausimas. Tai gerai, tai padėk man atsakyti, nes, žinai, tai lėtinis stresas čia yra normalu ar nenormalu? O kiek tu pažįsti normalių žmonių pirmiausiai? Nežinau. Nors vieną normalų, 100% normalų. Gerai, Arnai, parodyk bent vieną tokį. Tai dėl to, kad kai klausimas pareina iš normalu, nenormalu, supranti, jį neįmanoma atsakyti. Kodėl? Todėl, kad tu jau esi nusprendęs, kas tau normalu ir kas tau nenormalu. Ir jeigu mano tvirtinimas sutaps su tavo dabar, ir aš sakysiu, taip, tai normalu, ir tu galvoji, kad normalu, tu linksėsi galvą, sakysiu, o šitas supranta. Nors vienas normalus atėjo. O jeigu aš sakysiu kitaip, negu tu tiki, tavo protas sakys, vis tiek šitas nenormalus. Aš vis tiek žinau geriau. Tai dėl to šitą klausimą iš šito kampo atsakyti neįmanoma.
Okay. Gerai, sutinku. Va. Sutinku. Ar tu prie jo pripratęs, iš to, ką tu kol kas pasakoji, panašu, kad taip. Ar gali būti kitaip? Klausimas, ar tu iš tikrųjų nori, žinai, ar tik stebuklo reikia. Nu, tokio, žinai. Bet, žinai, aš galiu norėti, bet gal tai yra iliuzija, žinai, kur, tipo, aš noriu santykių, kur visą laiką mane supras. Nu, irgi, žinai. Tai iliuzija. Santykiai, kur visą laiką tave supras, tikrai iliuzija. Nu, tai va, o nebuvimas, bet su lėtiniu stresu, aš iš kūno terapijos pasakysiu, ką esu girdėjęs. Nesu aš ten specialistas, bet esu girdėjęs, kad, nu, vat, kaip gyvūnai gyvena ir mes ten prieš 100 000 metų gyvenam, tai einam, pamatom ten liūtą, išsigandom, sugebėjom pabėgti kažkokiu būdu, išdrebėjom viską, kūnas išveikė ir lėtinio streso kaip ir nėra. Nu, o vat dabar mes einam, liūto kaip ir nėra. Exactly. Bet sąskaitos visada stovi pas mane pašto dėžutė, žinai, kurias reikės apmokėti. Ir iš to atsiranda, žinai, lėtinis toks, ar man užteks pinigų ten kitą mėnesį sąskaitom. Būtent. Ir ten, žinai. Visiškai. Ir aš tą patį pavyzdį apie baimę šnekėdamas ir sakau, nu, su liūtu ir su viskuo, nes tai yra užprogramuota ant realaus išgyvenimo. Tai, ką mes vadinam lėtiniu stresu, yra nuolatinis melavimas savo, kad aš esu pavojuje, kad liūtas už kampo. Nu, tai yra melas. Jis paremtas melu, pasakykim taip, žinai. Ar mes žinom dabar kiekvienas savo viduje nuo to, kad išgirdau, kad gali būti kitaip, ką dabar daryti, greičiausiai ne. Žinai. Ar aš žinau, ką daryti taip, nes turėjau 100 klientų su panikos atakom, lėtiniais nerimo visokiais dalykais, kurie, nu, tiesiog išmoko, žinai, kas norėjo, kas jie, per tai jie tiesiog išmoko tai daryti. Tai būtent, kad kai mes atskiriam tą išgyvenimo signalą, kuris reiškia pavojus arba saugumas, tada mūsų kūnas gali grįžti tą natūralią būseną, kuris išsikratė, jeigu reikėjo, išsiverkia, jis išgyvena tuos jausmus ir atsipalaiduoja. Aš net siunčiu kartais klientam ir instruktorių dabar kurse buvau įdėjęs tiesiog prie kurso medžiagos, kad pasižiūrėtų, kad pamatytų tą vaizdą. Vat, yra kažkur internete toks filmukas, kur antilopė užpuola ten jaguaras ar kažkas iš tokių kačių, žinai, kaklą biškį perkanda ir atbėga babuinai ir nuveja jį. Ir ta antilopė daro būtent tai, ką tu pasakei. Jinai guli, iš pradžių atrodo nejuda, kurį laiką visiškai, tada pradeda kvėpuoti ir matos, kaip jo šonkuliai, žinai, tiesiog daug kvėpuoja, hiperventiliacija tokia vyksta, žinai, rebefingą daro realiai, žinai, gyvūnas natūraliai instinktų lygmenyje. Tada pradeda kratytis visų kūnų, drebėti per visą kūną, tada po truputį bando stotis, toliau ten dreba ir ten gal 5 minutės užtrunka, jinai išsidreba, jinai išgyvena visą tą biocheminį kokteilį, kurį išmetė jos kūnas ir jinai nušuoliuoja toliau. Ir viskas. Vat žmonės, kadangi yra... Mes negalim lysti, gal labai bijo liūtų. Gal. Nu, to, kas ten ją užpuolė. Bet vertėtų. Leopardas ar kažkas tokio. Bet tai va, bet supranti, bet nereiškia, kad ne iki tol jų nebijojo. Žinai, pas ją instinktuose tas yra. Bet esmė ta, kad ką žmonės daro, jiem ateina tas drebulys, tas pats drebulys. Vat nutiko didelis stresas ir paskui rankos dreba, ne, sako žmonės. Ir ką jie daro? Jie neleidžia savo, jie stengiasi save sulaikyti, dėl ko? Nes nenormalu. Nes nepriimtina, jeigu aš dabar čia sėdėsiu, žinai, ir man tiesiog pradės kūnas kratytis, nes aš bijau, tai negalima. Tai aš tada užsispaudžiu ir, nu gerai, tarkim užsispaudžiu, bet jeigu aš žinočiau, kad, žinai, man reikia tai išgyventi, tai grįžčiau namo kažkur, ten vienas pats, ten atsigulčiau, nežinau, į vonį, į lovą, žinai, ir išgyvenčiau visą tai, ir tada nebereiktų neštis to. O kitaip, tas toksai trauminis tarsi toje vietoje patyrimas, jisai lieka ir mūsų kūne, ir mūsų prote, ir tada tu susikuri sandėliukai, kurį niekada nenori žiūrėti. Prisiminimai, kurių nenori prisiminti, temos, apie kurias nenoriu kalbėti, ir patyrimai kūne, kurių nenoriu kartot. Ir tada labą dieną iki atvykę į kančią. Nes jau reiškia, žinai, pradedu save riboti, dėti į kažkokią mažą dėžutę, kurioje man atseit bus komfortiška. Tai tada ten tas lėtinis stresas garantuotas. Jis neišvengiamas. Nes reiškia, kažkuri dalis visą laiką sakys, bet tengi baubas gyvena. Ten atsimeni, tam sandėliukį turi baubą. Tai toj vietoj, einant atvirai ir tyrinėjant tos dalykus ir išmokus bet kokiu iš tikrųjų būdu, žinai, tokiu, koks žmogui veikia. Žmonės sako, koks geriausias? Sakau, žinai, geriausias būdas dirbti su jausmais yra tas, kuris tau veikia. Nes, kai kuriem žmonėm vieni ateina ir sako, žinai, aš ten pradedu lenkti pirštus, aš ten viską bandžiau, bet kai atradau, žinai, ten emocijų paleidimą, tai
stebuklas nutiko, kiti kokį nors kvėpavimą atrado, kiti vipasanos meditaciją, treti ten, nežinau, dar kažką, tai, nu, žinai, vat, šokį, kūno terapiją, tas, kas tau veikia, kad tu žinai, vat, aš pakliuvau į bėdą ir aš žinau, turiu schemą, kaip dabar man sugrįžti į ramybę, saugumą, meilę, atsipalaidavimą, žinai, man. Ir viskas. Tada, kai turi tokį dalyką, tada gali, vat, su tais dalykais dirbdamas, prieiti tokią vietą, kur tu blaiviai reaguosi į situaciją. Jeigu yra pavojus, tu jį reaguoji, jeigu pavojus nėra, tu pamatai, kad tavo protas sukasi, tu su juo pabuvai ir jisai atsipalaidavo. Neužsičiaupė, nedingo, tiesiog, žinai, susibalansavo ir ta vieta ir atsirado dar daugiau ramybės ir dar daugiau ramybės. Pabandysiu sugrąžinti mus į santykių temą. Taip. Bandyk. Yra vienas klausimas, kurio aš neužduodu žmonėms, kurie ateina į konsultacijas jau daugybę metų, tai ar mylit vienas kitą? Ir šituo klausimu tu irgi esi pasisakęs, kad meilė yra ne jausmas, nėra jausmas. Ir apie jausmus, kad jie yra 3 rūšim, užspaudžiam, išreiškim arba pabėgam iš jų. Tai ar tikrai yra tik tie jausmai, kuriuos mes galim išreikšti, pabėgti ir užspausti? Ar yra tų tokių, žinai, aš viduj turiu dvejonę, nes aš meilę lyg ir, žinai, skirčiau prie tam tikros tokios subalansuotos pusiausvyros būsenos, kurioje mes galim būti. Gal nėra jausmas. Matai, net neišeina žodžiais pačiam kalbant, nes kažkurioje vietoje tu jauti, kad ten biški kitas. Čia, žinai, priežastis, kodėl aš neklausiu, ar jūs mylit vienas kitą, todėl kad... Meluos. Kurs? Ta prasme, mes nežinom, kas yra meilė, nesutarė nei filosofai, nei psichologai, nei... Nežinau. Kiekvienas turi savo įsivaizdavimą ir plus dar... Aš su mama net nesutariu. Kiek porų iš tikrųjų, kiek porų, kurie nesutarė ir ateina pas santykių konsultantą patarimo, neturi nuoširdumo problemų. Nuoširdumo ir tarp save pasitikėjimo problemų, žinai, ne? Ir dabar tu jų klausi. Tai ar mylit vienas kitą, žinai? Aha, žinai, jeigu atsakysiu taip, jeigu atsakysiu ne, pasvėriai viską, žinai, koks teisingas atsakymas, žinai, ir atsakyti teisingą atsakymą. Dauguma žmonių tiesiog iš savisaugos ir tos kainos, kuri jų laukia už neteisingą atsakymą, gali tikrai nesugebėti, neišdrįsti tiesiog atsakyti nuoširdžiai tuo metu. Ir kaip tu sakai, žinai, daugelis iš tikrųjų nelabai ir supranta, kas tai yra. Ir esu daug tikrai žmonių sutikęs, kurie, žinai, kai, aš kadangi daug kalbu vienaip ar kitaip apie meilę, tai galų gale, žinai, ta dalis žmonių, jie prisipažįsta, kad klausyk, aš gal iš vis nežinau, kas ta meilė yra. Maždaug, žinai. Įdomu, papasakok tai savo. Aš tai prielaidą darau, kad jie nežino, nes yra, žinai, čia mes labiau turim susitarimą, kad mes vadinsim meilę šitą dalyką, arba šitą dalyką. O tai ką tu vadini meilę? Tai aš meilę vadinu tai, kas yra už jausmų, tai, kas neturi sąlygų, tai, kas nieko nelaukia iš tavęs, tai, ko nieks negali atimti ir paimti ir duoti, tuo pačiu negali. Bet tai mama vaiką, ar ten tėtis vaiką? Čia, žinai, kur labiausiai vadina besąlyginę meilę. Sako, kad besąlyginę. Aš kabutės dėl to dedu čia. Būtent, nes jeigu pasižiūrėti tą, į realų gyvenimo patyrimą, tai tėvas ar mama patiria krūvą visokių jausmų, kurie keičiasi ir jisai gali ir pykti, ir nekęsti, ir kartais norėti tą vaiką biškį į sieną, žinai, trinktelt. Bent papurti. Nes jis nedaro kažko taip, kaip aš noriu, ar ne, išveda iš kantrybės. Ir tiesiog yra visai ta kita vieta, sąmonės būsena, žinai, kurioje nebelieka tų sąlygų tam, kad būtų ta šiluma ir artumas ir panašiai. Bet tai nėra prieš jausmus, tai nėra, kad arba tu jauti jausmus, arba meilę, nes žmonės, žinai, arba neapykant, arba meilę. O kai eina per tą patyrimą ir tu, taip atsiveri, atsileidi ir pradedi patirti tuos dalykus, tada tu pakliūni į erdvę kažkokią viduje, žinai, kurioje nebėra tų sąlygų ir nebėra tų klausimų. Tai
tai tas vidinis patyrimas ir yra, na, žinai, man ta meilė. Ir jinai nėra tas jausmas meilė. Ir tai jokiais būdais nėra įsimylėjimas. Jo, įsimylėjimas su meilė, kad ne tas pats yra. Tai... Bet aš nesupratau. Tai va, čia ir yra ta filosofinė dilema, žinai, ir tiek dvasinių, tiek, nežinau, ten, filosofinių, psichologinių, kokių tik nori ieškojimo esmė, žinai, kad, tai yra kažkas, į ką, kaip kai kurie mokytojai sako, žinai, sako, aš tau galiu pirštu parodyti mėnulį, bet, tai nėra mėnulis, žinai, ta prasme, tu jį pats turėsi patirti kažkaip, tai, žinai, ir aš tik tais turiu tam tikrus įrankius ir patirtį, kuri man padeda žmogų privesti prie to ir, žinai, kas čia? Ir jis tada sako, o geras, žinai, kažką radau, kažką, ko kai kurie tikrai net neįsivaizdavo, kad yra, kad prieinama, kad įmanoma iš vis, žinai. Tai jeigu paėmus dabartinę, žmogaus patirtį ir jisai tos patirties viduje ieško tos meilės, tai ten jis gali jos nerasti. Ir dauguma žmonių, kurie sako, kad aš nepažįstu, kas yra meilė, jie bando prisiminti ten kokią nors vaikystę, žinai, ir ten, šilumos negavau, ten supratimo negavau, palaikymo negavau, tai aš net nežinau, kas tai yra, ta prasme, nes neturiu prisiminimo, tarsi, žinai, kur tai yra. Man kažkas viduje visą laiką buvo, aš nuo vaikystės patirdavau tai, ta prasme, aš nežinojau, aš neturėjau tam žodžių ar suvokimą. Tiesiog manyje būdavo labai daug to tokio šilumos ir gerumo žmonėm, kuris net kai man būdavo šūdina, žinai, kartais, persiversdavo ir aš vis tiek toks, žinai, ir mane vaidindavo naiviu dėl to, žinai. Bet apibūdina kaip šilumą ir gerumą. Supranti, mes neturim žodžių, kaip paaiškinti orą, žinai. Neįmanoma, aš nematau galimybės žodžiais apibrėžti to. Gerai, aš noriu pasakyti savo variantą, nes man tai kažkaip, beklausant jūsų, pas mane dar labiau ryškėja tas apibrėžimas. Nes aš tai jau daug kartų esu tau pasakojęs, atskyręs esu patinka ir myliu. Tie, kad žmonės sako, aš myliu gamtą, daugeliu atveju jiem patinka gamta, nes jie neina piketuoti, rinkti šiukšlių ir taip toliau. Lygiai taip pačiai, aš atsimenu, kažkada žiūrėjau fainą tokį filosofinį video, kur žmogus ateina, vaikas ateina pas tėtį, kažkokį išmintingą ir sako, ar galima sakyti, kad aš myliu akmenis? Ir jisai sako, jo, sako, išsirink iš tų akmenų, kuris tau labiausiai patinka. Išsirinko. Sako, tu įsivaizduoji, turi tu geriausią draugą, ne? Sako, jo. Taigi, sako, tu iš visų berniukų jį pasirinkai, kaip šitą akmenį. Sako, gali sakyti, kad tu jį myli? Gal. Bet sako, jis tau kažkuo ypatingesnis negu kiti. Jo. Ir būtent man lygiai taip pačiai, kad aš rinkausi, taip su kitokia intencija, pavyzdžiui, žmoną, ne? Ir aš galvoju, kiek daug nuostabių asmenybių yra, žinai, bet pasirinki vieną ir visos kitos man patinka, bet vieną aš myliu. Ir man tai yra X faktorius arba intencija įveikti sunkumus. Net kai aš noriu pasmaukti, aš vis tiek galiu įvardinti, kad aš tave myliu, aš būsiu, aš stengsiuosi, nesiveiksiu. O kaip tu žinai, kad čia neprisirišimas, pavyzdžiui? Nes tam išsirinkime, yra, kad aš nepasirinkau ten Anelės, Gretos ar Voreva Marijos. Taip, nes mes čia sėdėdami tryse turim, keturiese, turbūt keturis turime apibrėžimus kaip... Taip, turėsim skirtingą patyrimą, žinai. Kas yra meilė. Ir dėl to iš vienos pusės, žinai, kokią be paimtume filosofinę konstrukciją, pavadinimą, mes visi turim savo versiją to ir nei viena iš jų nebus teisinga ir neteisinga. Jo, ir tada... Bet jums netrodo, kad biški mano teisingi. Tai čia ir yra, žinai, tai dėl ko žmonės, jeigu nori konfliktuoti, gali amžinai, nes jeigu aš noriu, kad tu mano versiją paimtum, o tu nori, kad aš tavo, tai tada mes niekada nesusitarsim, žinai, ir galim arba bartis, arba būti taikos su to, kad mūsų versija skiriasi. Tai faktas, žinai, santykių vėl, tam tikram lygmenį tavo tas apibrėžimas apie tą ypatingumą, ar ne, yra okei. Aš tiesiog, mano patyrime ir mano gyvenime meilė buvo tokia, žinai,
buvo pliūpsniai kažkada, kaip sakau, aš tiesiog patirdavau tą, kai atrodo, tiesiog visus žmonės myli, žinai. Ir tada nebeišeina turėti tik vieną, kurį myli, bet tai nereiškia, kad aš nesirenku vieną. Bet čia nėra skirtingas dalykas, žinai, bandyti apibrėžti meilę kaip būseną savo, ar meilę asmeniui. Labai skirtingas dalykas. Nes čia yra... Taip, dėl to ir gaunas, kad žodį mes vartojam tą patį, supranti, bet patyrimas labai skiriasi. Ir aš kažkada senai turėjau vieną klientę, ir jinai atėjo su tokia, tarsi kaip, žinai, užklausa, maždaug čia turiu problemą, pradeda pasakoti, žinai, šneka ir aš klausaus jos, žinai, pradėjau dar jos kažką klausinėti ir sakau, tai jeigu aš teisingai suprantu, tavo problema, kurią tu, dabar sprendi, yra ta, kad tu suvokiai, kad tas meilės jausmas nėra, žinai, apribotas tik vienu žmogum, kad tu tiesiog eini gatve ir jauti meilės jausmą ir tavo protas sako pagal tą schemą, kad galima tik vieną vyrą mylėti, mamą, tėtį, brolį, sesę, žinai, ten gal dar močiutę, žinai, toks ir geriausia drauga, žinai, maždaug. O patyrimas toks, kad jausmas tai tas pats, tiesiog einu ir patiriu, žinai, ir jai panika buvo tuo metu. Ir kai mes tą suvedėm, kad žiūrėk, o tai gali leisti savo mylėti žmonės. Tiesiog leisti savo patirti tą meilės patyrimą. Žinai, bet vis tiek sunku be jausmas žodžio apibūdinti. Taip, bet čia tiesiog mūsų kalba yra ribota, it's okay, žinai. Ir sakau, ar gali leisti savo tai patirti? Ir kai jinai taip, maždaug, o tai čia taip galima, tai kad tu ir taip patiri, žinai, tik tais dabar te reikia tau pasakyti, kad okei yra, žinai. Ir jinai atsipalaidavo ir maždaug, nes, aš galvojau, aš sulūžus, pas mane smegenys blogai veikia, žinai, nes aš tiesiog myliu žmonės, kurių neturėčiau mylėti iš serijos, žinai, pagal tą schemą. Tai yra labai daug tų tokių kraštutinumų, nes aš ir kitų kraštutinumų esu matęs, kai aš šneku apie meilę, žinai, ir kad, patirti tą meilę ir atsimenu su šefu. Žinai, sprendžiam santykius, ten kažkas negerai, turi kažkokią pretenziją didžiulę, mes atkabinam vieną nepasitenkinimą, nuoskaudą kažkokią, atkabinam dar kažką, žinai, ir sakau, ir tokia, ką jau tu dabar šefui, žinai, toks, okei. Ir mano toks provokacinis visą laiką klausimas yra, kad pamatyti visus įsitikinimų lygmenis, viską sakau, kas tau trukdo jį mylėti. Ir jinai pasižiūrėjo maždaug, o kam? Žinai, sakau, papasakok daugiau. Ir jinai, tai vyrą myliu, žinai, mamą, tėtį, vaikus ir užtenka, žinai. O kam dar kažką mylėti? Ir taip, matai, įsitikinimai, žinai, tai dėl to kiekvienas tame įsitikinimu savo namelėje ir tada mums atrodo, kad mes tam tikrą prasme pažįstam jau visą pasaulį. Žinai, kai jau taip sakau, tai iškart kiekvienas sako, ne, tai aš žinau, kad ne, bet kai iš vidaus ateina tas, taigi taip yra, žinai, tai tas balsas sako, taigi aš žinau. O aš sakau, iš kur žinai, pažiūrim, patyrinėjam, o ką jeigu yra ne taip, ir ar gali būti dar daugiau ir dar kitaip, žinai, ir atvertas visas duris ir vartus toje vietoje. Ir per patyrimą tada pasitikrint, o kas būna, žinai, kai nebėra tų, kad tik tai taip ir ne kitaip. Ir atsiveria kažkas naujo. Tai va čia tuo pačiu tai ir būna ir to paleidimo, vienas iš tokių, kad naujas patirtis nutinka žmonėm. Literaliai, žinai, kur nebuvo dėžutė, nebuvo archyve, niekur, žinai, tokio patyrimo. Aš papasakosiu, kaip aš įsivaizduoju meilę ir kartu čia kitas klausimas yra. Bet šiaip būdas tas žiauriai geras yra duoti patirti ir tada pasakyti, va čia va yra tas, nes aš santykių savaitgalį darau su instinktyviam reakcijom, kas yra instinktyvus saugumas, kaip papasakosiu, gali tik patirti ir tada sakyti, va čia buvo, čia galimai buvo net ne tiems, kuriems. Bet, žiūrėk, aš meilę apibūdinu kaip labai tokį gebėjimą, netgi kartais kaip veiksmą, priimti kitą žmogų, jeigu į asmenį orientuotą, ne kaip būseną asmeninę, bet į gebėjimą priimti su privalumais ir trūkumais, visą kažkokį. Ir dėl to tos meilės, nėra taip lengva mylėti visus dėka mūsų emocinio bagažo, kurį mes nešiojamės, bet pasirinkus kažkokią asmenį, šiuo atveju ir Dovilė pasirinko, ir aš galiu mokytis priimti ją ir su privalumais ir trūkumais ir turėti momentų, kada aš tikrai ją myliu, tai yra, kada aš matau ir privalumus ir trūkumus ir turiu emocinio resurso jos priimti. Bet iš čia kyla klausimas, priimti partnerį toks, koks jis yra, o tai kur riba tarp ties sveiko priėmimo ir žinai, kur
tavim naudojasi. Jo. Arba tavim, žinai. Tai iš vienos pusės, vat, aš sutinku, kad santykyje su žmogumi meilė tai vat ir nereiškia, kad jisai visą laiką man patinka ir visada yra fainas. Meilė ir yra tikrai gebėjimas būti su tuo, nu, vat, jeigu tarp asmeniniam santykiui, žinai, bandyti apibrėžti, tai taip, aš matau ir pliusus, ir minusus, ir aš sutinku, renkuosi, vat, žinai, būti taikoje, švelnume, ten dar kažkaip, nu, toks, žinai, Iš toks common ground ir Vytauto, vat, yra būti okay, žinai. Apibrėžime yra ir mano apibrėžime ir tai, tavo. Tai kas liečia tarp asmeninį santykį šitoje vietoje, vat, nu, visiškai taip. O tas, vat, žinai, ta riba, jinai, aš nemanau, kad jinai vėl, kad ją galim nubrėžti lape ir kad jinai visiems bus vienoda. Todėl, kad tai priklausys labai nuo to viso vidinio tokio, žinai, psichologinio konstrukto ir kažkur tais, nu, nes jeigu paimsim du žmonės su visiškai skirtinga struktūra, tai vienas, jeigu leis tą veiksmą kažkokį tam tikrą partnerį atlikti, tai bus ok, žinai, o kitas, jeigu leis tą patį daryti, tai bus visiškas ten savęs išdavystė ir taip toliau ir panašiai. Taip yra, gali rasti kažkokių, jeigu ten žemina, jeigu, žinai, ten smurtauja ar panašiai, nu, tai čia visada turėtų bent jau visada būti ne ok, bet jeigu žmogus turėjo sunkią skaudžią patirtį, tada jau jo smegenis sakys, kad, nu, tai visada tai buvo, žinai, maždaug ir čia atsakai, kad ten iš mane šaiposi ir tyčiasi, žinai, ir dar kažką. Bet pažiūrėkim, epuose, religinėse istorijose, tai yra tas toks motyvas, kad, nu, ten Jėzaus Kristaus, ten tas visas aukojimasis mane skriaudžia ir aš vis tiek visus myliu. Nu, tas toksai, vis tiek gebu priimti juos su jų visais nuodėmėm ten tuo atveju, ar ne? Bet nereiškia, kad nesustabdysi. Suprantybės, mes labai esam supainioję tuose žodžiuose ir tame, nu, iš vis šitoje vietoje daugelio žmonių įsivaizdavimai yra taip, kad jeigu tu visus myli, tai tu iš esmės esi toks pukuotas skudurėlis kojom valyti, žinai, ir tada su tavim galima daryti, ką nori, nes tu tipo myli, o jeigu tu čia pasakai, ne, tai ką nemyli, nu kas tau yra, žinai. Tai manipulacinė ta technika. Jo, čia, tu manęs nemyli, kad taip, tu mane nedarai šitą. Nainami manipulacija, bet tiesiog, nu, tai yra toks, žinai, susipainiojimas tuo pačiu, nu, socialinė prasme, mes per visas tas istorijas ir įsivaizdavimus mes tai siejam su išnaudojimu pastoviai ir panašiai, kai tuo tarpu meilė pirmiausiai visą laiką pasirūpins savim. Ir su meilė ir iš meilės ribas išreikšti, nubrėžti ir išlaikyti yra visai kitaip negu kai, nes daugelį žmonių vėl tas ribas ir jų brėžimai įsivaizduoja, nu, praktiškai prieina tik tada, kai jiems žiauriai skauda. Tik tada, kai juos įspraudžia į kampą, ar ne? Ir tada jau jie sako, ne, baig, žinai, kiek galima. Ir jau paskui sako, aš nenoriu ribų iš viso brėžti, nes ta prasme paskui aš susipykstu su žmonėm, ten, žinai, santykiai griūna, nes aš pasakiau ne. Jo, nes pasakei 2 mėnesiai per vėlai. Nu, toksai, žinai, ir kai ateina, kadangi pirmiausiai iš tos pozicijos, iš kurios aš visada ateinu su žmogumi bendravimą ir kažkokį tyrinėjimą, kai einam per vidinį pasaulį, tai tada reiškia, aš esu taikoje su savim. Aš esu taikoje su tuo, kuris gali būti piktas. Aš esu taikoje su tuo, kuris gali ir būti be pykčio galbūt, žinai, toje vietoje, ar ne? Ir ten. Ir va tada atsiranda ta vidinė vėl erdvė ir tas blaivumas. Suvokti, kurios tos ribos yra iš tikrųjų pasiremia mano vertybėm ir mano, nu, žinai, tuo, kas man yra ir naudinga, ir atitinka mano širdį ir vidinį tą intuityvų pajautimą, ar ne? O kas yra galbūt primesta ir va tiesiog ten, tai būk normalus, žinai, ne mano, žinai, nu, bet jeigu neturiu viduj to resurso savęs priėmimo, tai aš negaliu atsilaikyti prieš tą baimę, prieš tą siaubą, kurį man smegenis sako, tu atsimeni, kai tave ten kokie nors 3 draugai paliko, kai tau buvo 14 ir kaip tu kentėjai, žinai, nori dar sykį patirti, žinai, būk normalus. Nu ir negali tada atsilaikyti. Bet jeigu šito nebėra, tada tu gali matyti, čia ne mano, čia dzin. Šitas dzin. Man sakydavo, kad mane pastoviai išnaudoja. Ir aš juokdausi, kai aš buvau paauglys, žinai. Sako, tavo gerumu naudoja. Sakau, kaip galima naudotis, jeigu aš duodu? Žinai, jeigu aš nenorėčiau duoti,
ir manimi manipuliuotų duoti. Bet jeigu aš ateinu ir, žinai, iš serijos Hebra, kas norit saldainio, ne? Ir tu atsinešiai tam, kad duoti ir sako, jie tavimi naudojasi, nes jie ima tavo saldainius. Ta prasme, tai aš atėjau jiem, kad duoti saldainius, žinai, senį šaltį išnaudoja, žinai, nesąmonė. O tu esi nice guy ar ne? Buvau. Aš, žinai... Mielas vyrukas. Jo, tai buvo mano vienas iš praregėjimų santykiuose, kai aš pamačiau, kai kažkada super senai... Stop, šitą vietą turim sustabdyti ir pakviesti jūs tapti Contribui darbdaviais ir prisidėti prie mūsų turinio platinimo, viso šito projekto ir tęsti mūsų pokalbį su Ryčiu, nes prasideda pikantiškos temos ir norim kuo daugiau unikalaus turinio sukurti Contribui rėmėjams. Ne tik, kad pikantiškos, jos kartu yra ir, mano galva, itin tokios vertingos tiems, kas jau galbūt darėt kada nors paleidimus, tai prisiminti, kitiems apskritai sužinoti, kaip tai veikia ir kaip praktiškai padeda įvairiose situacijose. Tai kalbėjom ir apie Ryčio asmeninius santykius, ir apie mūsų asmeninės situacijas. Nerkim į kitą pokalbio dalį. Ir kartu prisidėkit prie to, kad tikrai daug žmonių dėkoja, būna parašo netgi po kažkiek laiko, ką tik tapau jūsų nuolatinė žiūrovė arba žiūrovų. Arba per mokymus prieina, sako, aš dabar žiūriu jūs nuo pat pradžių, esu 36 epizode. Ir sako, mano santykiai keičiasi. Tai žinokit, kad kai jūs paremėt ne tai, kad mes uždirbtumėm, nes mes skiriamės, ko esame uždirbę minus, nežinau kiek, esam kažkas skaičiavę po minus keliolika tūkstančių eurų vis dar. Bet jūs paremėt patį projektą, kad jisai galėtų gyvuoti, kad mes turėtumėm galimybę sumokėti filmuotojams, montuotojams ir kitiems žmonėms, prodiuseriams, kad viskas įvyktų. Tai ačiū visiems, kurie remet ir neriam į kitus pokalbius. Labai daug moterų ateina, žinai, ir jos dažnai su ta pretenzija tokia, kad o mano vyras čia nesidami, žinai. Ir taip pat dėl to jisai levesnis, ten labai daug išdidumo. Partneriai nepalaiko domėjimosi savimi tada, vieną rytą prabundu nuo karščio krūtinėje. Ir aš pradedu į tą jausmą, taip, žinai, kreip dėmesį, nes jisai žiauriai trigerina protą ir aš taip žiūriu į jį ir toks džiaugsmas, žinai, pareina ir žodžiai vidai. Pagaliau aš laisvas. Toks, žinai, pum, tipo, aš laisvas. Nuo ko? Jinai buvo išvažiavus ten keliom savaitėm į gamtą ir panašiai. Ir jinai grįžo ir aš tiesiog nuėjau pro duris, aš ją pasižiūrėjau ir sakau, tu įsimylėjai. Ir aš matau, tiesiog jinai šviečia, žinai, ir man toks, tu įsimylėjai viską. Žinai, okei. Cool. Jaučiu džiaugsmą dėl to, kad matau mylimą žmogų, kuris džiaugiasi ir tuo pačiu suprantu, kad viskas santykiai baigės. Ir aš jai sakau, tai gerai, žinai, jėga, tai skiriamės. Ir jin pradeda verkti ir aš atsimenu tą akimirką, o ko tu verki, žinai,